Ar jūsų automobilio bakas pilnas? Šio automobilio? Taip. Kodėl? Nes jo šeimininkai pasirengė galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje. Avarija Baltarusijos atominėje elektrinėje labai mažai tikėtinas, bet įmanomas įvykis, kuris paliestų visą Lietuvą. Todėl jam turime būti pasirengę visi. Ar žinote kaip? Visų pirma, turbūt esate girdėję, kad reikėtų susikrauti išvykimo krepšį. Ką ten įsidėti? Susikraukite išvykimo krepšį taip, kad esant būtinybei galėtumėte greitai palikti namus ir būtumėte apsirūpinę bent 72 valandoms. Turėkite maisto, drabužių, tualeto reikmenų, pinigų, vaistų, radijo imtuvą, kad galėtumėte sekti naujienas. Jei ore yra pasklidę radioaktyvių medžiagų, labai svarbu kvėpavimo takus apsaugoti naudojant respiratorių ar kaukę. Tik žinoma, naują, nesuplyšusią. Jei neturite jų, užsidenkite nosį ir burną bet kokiu audiniu. Jei įvyktų avarija Baltarusijos atominėje elektrinėje, prisiminkite, kad atvirose vietose augantis maisto produktai gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis. Todėl maisto atsargų reikia turėti bent 72 valandoms. Žinoma, nepamirškite ir žaislo ir knygos vaikams. Tačiau susidėkite išvykimo krepšius taip, kad paskui galėtumėte juos pakelti. Įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje greičiausiai nebus laiko tartis. Visa šeima turėtų iš anksto žinoti, kur būsite saugus pavojaus atveju, kaip evakuositės, ką darysite, jeigu suges jūsų automobilis. Kokie yra kiti evakavimosi keliai, jei pasirinktasis užblokuotas. Kokioje vietovėje susitiksite su šeimos nariais įvykus nelaimei. Ir panašiai. Kitas svarbus dalykas – kalio jodido tabletės. Turbūt girdėjote, kad žmonėms gyvenantiems 100 km spinduliu nuo Baltarusijos atominės elektrinės įvykus branduolinei avarijai gali reikėti gerti kalio jodido tabletes. Ar žinote, kam jos skirtos? Jei atominėje elektrinėje vyksta avarija, ore gali pasklisti radioaktyvusis jodas. Šios radioaktyviosios medžiagos yra pavojingos. Įkvėptos ar prarytos su maistu kaupiasi skydliaukėje ir gali sukelti sunkius susirgimus. Kalio jodido tabletės blokuoja radioaktyviai jodo kaupimąsi skydliaukėje. Todėl kalio jodido tabletės reikia išgerti, bet tik atsakingom institucijom rekomendavus. Dėmesio! Spiritiniai ir vandeniniai jodo tirpalai, jodota druska ar maisto papildai savo sudėtyje turintys jodo yra netinkami skydliaukės apsaugai nuo žalingo radioaktyvio jodo poveikio. Paskutinis dalykas. Iš kur apskritai sužinoti, kad įvyko avarija Baltarusijos atominėje elektrinėje? Visų pirma, apie tai praneš sirenos. Tačiau norėdami gauti pranešimą į mobilųjį telefoną, pasikeiskite nustatymus telefone. Kaip tai padaryti? Visą tai rasite šiame puslapyje. Taip pat visi gyventojai internete gali stebėti radiacinį foną patys, tiesiogiai. O dabar dar kartą prisiminkite, kaip pasirengti galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje. Pirma. Susikraukite išvykimo krepšius su maisto atsargomis bent 72 valandoms. Tada sudarykite šeimos planą. Ir trečia, pakeiskite telefono nustatymus taip, kad gautumėte pranešimą apie avariją bei sekite naujienas per nacionalinį radiją ir televiziją.